Vilniuje Pilaitėje 4G maršruto autobusas netikėtai prasmego į smegduobę. Avarija įvyko trečiadienio vakarą. Autobusas keleivinis netikėtai čia pateko į štai tokią smegduobę. Pabandysim jums parodyti, kad patys neįkristume. Ganėtinai tokia giliai duobė atsiveria tiesiai po autobuso ratu. Na ir vairuotojas pasakojo, kad sėdo į autobusą važiuojantį 4G maršrutu į Saulėtekį, sėdo vairuoti to autobuso ir pajudėjo į stotelę pasiimti keleivių. Autobuse žmonių nebuvo daugiau, tik tai vienintelis vairuotojas. Pradėjo važiuoti ir netikėtai galinis ratas prasmego. Na tai yra toksai sujungtas autobusas. Jisai prailgintas yra, tai pravažiavo priekiniai, galiniai ratai ir jau trečia autobuso ašis, galinis tiltas, įlūžo. Ir klausiau vairuotojo, ar jis nemėgino įsibėgėjęs iššokti, tačiau jisai sakė, kad tokioje situacijoje geriau yra nerizikuoti, lipti iš duobės, nes gali sulaužyti visiškai mašiną. Na ir buvo iškviestas evakuatorius. Štai toksai sunkiojo transporto yra evakuatorius atvykęs, pagalba kelyje, tačiau taip pat iškviesta yra ir grinda, ir policijos pareigūnai. Ir dabar laukiama visų susirinkant, o tai yra vaizdai iš Vilniaus Pilaitės rajono Bitėnų gatvės. Čia tokia yra aikštelė, kur laikinai sustoja autobusai, kai keičiasi pamainos arba kai vairuotojams reikia pailsėti po reiso. Štai ten toliau yra išlaipinami keleiviai vienoj pusėje, kitoj pusėje yra įlaipinami keleiviai, o šioje vietoje, toj stovėjimo aikšteliai, autobusai stovi tušti. Na ir čia kaip tik ir stovėjo šitas 4G autobusas. Iki pajudant, vairuotojas sakė, kad jokių įtartinų ženklų, jokių įplyšimų, įtrūkimų asfalte nesimatė. Viskas atrodė taip, kaip yra dabar. Nieks neišdavė apie tai, jog po ratu gali būti atsivėrusi smegduobė ir laukia štai toks netikėtumas. Na ir mes dar atsargiai pabandysim pademonstruoti, koks tai yra vis dėlto gilus šulinys atsivėręs. Nu, tikrai čia ne 1 metro gylio jisai yra. Ir kadangi dar toks svoris spaudžia, manau, kad yra pavojus, kad gali prasmegti ir likusi autobusų dalis. Po trupučiuką tegul leidžia. Jeigu prašyti. Ne, jis dabar gaba, jis nepamatys.